Sveiki, gerbėmieji, praplėskite akis, nes kemperis nėra tik kemperis. Kemperis yra ir palata, ir ligoninė, darbinis kažkoks centras ir statybinis vagonėlis. Taigi, čia mes turim labai įdomų dalyką, mes čia turim kraujo paėmimo punktą. Ateikit. Iš pradžių iškart parodau patį pagrindinį dalyką, tai čia mes turime kėdes, kurios yra skirtos žmonėm, kurie duoda kraują. Čia, pavyzdžiui, mes turime tokį specialų mechanizmą, kur paspaudžiam ir mes, jeigu žmogui reikia pakelti kojas, apsisuko galva, op, ir viskas, jau jam geriau. Tai mes čia turim labai daug įvairiausių lentynėlių, tiek čia. Turim čia pasidėti kažkokius tai aparatus, būtent kraujo paėmimo. Vėl visur lentynėlės, vėl čia. Ir dar čia, žiūrėkit, čia turime stalą, kur čia galime supildyti dokumentus. Čia turime specialų šaldytuvą kraujui, nes jis yra tikrai specialus, žiūrėkit. Čia susidedam ir turim specialias medicinėm atliekom, skirtas šiukšliadėžes. Taipogi mes čia galime rengti ir seifus, ir signalizacijas, ir specialias duris, kur galėtume padaryti rimtesnį medicininį kabinetą. Čia be abejo irgi turim stalą. Čia mes dar galim padaryti ir veterinarinę kliniką, išvažiuojamąjį, galim padaryti su kemperiu, su prikabinamu nameliu, nes kemperis tai nėra tik tais kemperis, tai yra žmogaus darbo vieta. Jeigu būtų įdomu, skambinkit Kemperis 365, telefonas šičia, komentuokit, gal kažko įdomiau norėtumėt, kad mes padarytume.